žalgiriečiai su kamuoliu. Šetkus prieš Fabieną Oregą ir prancūzas. Na, čia sustabdė gynėjo. Na, netikėtai susiklostė šis epizodas. Vilius Paulauskas įdėmiai stebi šią situaciją. Štai, Fabienas Orega blokuojasi kamuolį, prasimeta tiksliau kamuolį Šetkus. Orega bando jį perimti ir ar buvo minimas ant pėdos. Jeigu taip, klausimas, kaip jį vertins arbitras. Arbitrui to pakako ir čia ko gero bloga žinia Kauno Žalgiriui. Taip, rodo į 11 metrų baudinį Vilius Paulauskas. Dar ir geltoną kortelę išvys Fabienas Orega. Istorijos liudininkais. Subėgėja Antalis ir triumfuoja Livijų Antalis. 100-asis jo įvartis Vilniaus Žalgirio gretose. Istorinis momentas. Gustas Jarusevičius su kamuoliu, Tavarešas, jo kirtis ir slidus kamuolys. Atrodytų, smūgis buvo į artimą į kampą, kurį kontroliavo Tomas Švedkauskas, bet vis tiek vartininkas gan sunkiai atrėmė šį kirtį ir vilniečiai vėl su kamuoliu. Vilniaus Žalgiris šį sezoną yra patyręs 7 pralaimėjimus, 4 daugiau nei Kauno žalgiriečiai. Bet muša antrąjį įvartį Vilniaus žalgiriečiai, taip įtvirtindami savo pranašumą. Ir kasgi kitas. Arpadas Tordajus, atsarginis Vilniaus Žalgirio vartininkas, net nekyla nuo atsarginio suolo. Čia smūgis į vartus, blokuojamas, kol Lordava gestikuliavo apie žaidimą ranka. Priminsiu dar sykį, kad netrukus jūsų ekranuose bus apdovanojimų ceremonija, taip kad dar pabūkite po šių rungtynių. Galimai pažeidė taisyklės, jau matėme, Livijų Antalis juo pasinaudojo. Tomas Stelmokas bandė smūgiuoti į vartus ir tas epizodas, Viliaus Paulausko sprendimas. 11 metrų baudinys, štai taip. Bet Fabienas Orega, buvęs Vilniaus žalgirietis, dabar gali nubausti savo buvusią komandą. Smūgis ir 1-2. Švelnina rezultatą Kauno žalgiriečiai. Kyla